Savimonė gydo. Tai čenelingas, kurį Krajonas davė 2017 metų gegužės 3 dieną Amsterdame, Olandijoje. Šiandien pakalbėkime apie sveikimą. Tai nėra paprasta, tai apsunkina jūsų suvokimo šablonai. Dabar žmogaus kūnas funkcionuoja maždaug 30–35% pajėgumu, lyginant su prigimtiniais jūsų kūno pajėgumais. Per daugybę žmonijos egzistavimo metų žmonių savimonė faktiškai mažino šį procentą, nes kaip tik sąmonė valdo sveikatą. Būtent žema sąmonė įleidžia į kūną ligas, būtent žema sąmonė keičia užklausą, siunčiama į DNR, kad jį ką nors padarytų žmogaus labui. Dabar tai ima keistis. Žmonėms brestant, tampant abiturientais, sąmonė evoliucionuoja. Ir tos evoliucijos dėka genai ir pati ląstelių struktūra tampa efektyvesni. Jūs visi esate tokie tobuli, kad tai sunku įsivaizduoti. Bet jūs to nežinote, jūs to netikite. Žmonijos evoliucija lems brandesnė išmintis, visuotinumo pripažinimas, gailestingumas ir visi tie dalykai, kurie ateis pas jūs ir kurie galų gale atves jūs į planetą be karų. Kada nors jūs atsigręšite į buvusią planetą ir visą tai, kas buvo iki 2012 metų, pavadinsite barbarybės epocha. Kai imsite brandžiau ir išmintingiau žvelgti į save, jūs pagalvosite, kokie mes tada buvome, kaip tokie dalykai apskritai galėjo vykti. Žmogaus kūno ląstelių struktūra suprojektuota taip, kad žmogus galėtų gyventi 900 metų. Būtent tokią gyvenimo trukmę nurodo kai kurie jūsų šventieji raštai. Dauguma jūsų įsitikinę, kad tai tikriausiai Biblijos perrašinėjimo klaida. Bet taip iš tikrųjų ir buvo. Būtent tiek laiko gali gyventi jūsų kūnas, nes jis geba pats save atjauninti. Jis geba taisyti, atstatyti save ir gyventi toliau. Kol kas jūsų ląstelių struktūrai tai sunkiai sekasi, bet šiandien tai pamažu keičiasi. Jūs neišvengiamai pamatysite, kaip ilgėja gyvenimo trukmė. Ir tai įvyks toli gražu ne dėl mokslo pažangos. Tai įvyks dėl tobulėjančios sąmonės, kuri jums pažinti tokius dalykus, apie kuriuos jums derėjo sužinoti anksčiau. Bet tie dalykai buvo jums užblokuoti. Sveikata gali pradėti stiprėti, o to daugeliui labai reikia, kaip tik tokių dalykų dėka. Taip situaciją regi dvasia, bet nesusirgęs žmogus. Dvasiai dažnai tenka regėti žmogų, kuris ateina praradęs viltį, puola ant kelių ir meldžia: Dieve, išgydyk mane. O dvasia mato visų 100% sveiką žmogų, apgaubtą sąmonės rūku. Ta rūka sukūrė žema savivertė, nepasitikėjimas, stresai ir problemos, kilusios dėl daugelio skirtingų priežasčių, bet neturinčios nieko bendro su kūno biologija. O dar dvasia mato žmogų, kuris to nesupranta, todėl puola ant kelių ir meldžia. Šis sąmonės rūkas žmogaus viduje nėra sumanytas nuo pat pradžių. Jis neatsiranda jums gimstant ir jūs jo nepasigaunate kaip kokio viruso. Jūs jį patys kūrėte. Jūs patys sukūrėte tą sąmonės rūką. Jūsų kūnai, jūsų biologinis mechanizmas dar nefunkcionuoja kaip reikiant. Ar jūs nesusimastydavote, kad tai, ką galvojate, turi didžiulę energiją?
būtent jūs patys apsprendžiate save kiekvienu savo žodžiu. Dvasia regi jūs tobulus ir vienintelis dalykas, kuris mažina jūsų tobulumą, kuris įsiskverbia į jūsų ląstelių struktūrą, yra tai, ką jūs patys sukūrėte miriadai savo patirties dalelių, susikaupusi per daugelį ankstesnių gyvenimų. Šis sąmonės rūkas sukelia savas ligas, tokias kaip nepasitikėjimas savimi, disbalansas. Šis rūkas gali būti nuskaidrintas ir visiškai išsklaidyta šviesa. Ar nepageidaujate sukurti šią šviesą tuojau pat ir pamatyti visus šiuos dalykus kur kas aiškiau? Tarsi rūkas būtų išgaravęs, išnykęs ir pasirodytų saulė. Ir tai būtų nauja diena. Ir jūs tai pavadintumėte spontanišku, savaiminiu išgijimu. Argi tai nestebuklas? Egzistuoja pasakojimai apie dvasios meistrą, kuris vaikščiojo po šią planetą prieš daugelį metų. Jis galėdavo prisiliesti prie žmogaus ir aklasis tuoj pat praregėdavo, ligonis pasveikdavo. Šio meistro DNR veikia 80% efektyvumu. Jis siuntė labai aiškę žinią šiai planetai. Aš Dievo sūnus, tu taip pat Dievo sūnus. Visa, ką jis darė, tai prisiliesti prie žmogaus ir išsklaidyti sąmonę gaubiantį rūką. Ir žmonės, prie kurių jis prisiliesdavo, kelioms akimirkoms tapdavo tokie pat kaip ir jis. Jie irgi matė tai, ką matė jis. Ir visi tie dalykai, lygos, negalavimai, tuoj pat, tiesiog akimirksniu palikdavo tuos žmonės. Ar tai stebuklai, kuriuos darė meistras? Ar tai žinia apie stebuklą žmogaus, kuris pats save išgydė? Leiskite meistrui prisiliesti prie jūsų šiandien. Kas trukdo pajusti šį prisilietimą dabar? Kas trukdo, kad rūkas įsisklaidytų ir viskas taptų aiškiai regima? Kad taptumėte tokie, kokius jūs mato dvasia. Tobuli, gyvenantis ilgai, padedantis žmonėms, gyvenantiems šalia jūsų. Kai kurie iš jūsų kupini sielvarto. Sielvartas irgi liga. Jis stabdo, lėtina, ardo jūs. Džiaugsmas pasitraukia iš jūsų gyvenimo. Sielvartas sukelia pačią bjauriausią ligą. Jūs pernelyg anksti mirsite. Išvalykite tai, kas kadaise nutiko ir kas sukėlė šį sielvartą. Brangusis žmogau, juk Dievas taip stipriai myli tave. Leisk saulė išnirti iš jūsų gyvenimo debesų čia pat, šią akimirką. Kai kuriems iš jūsų tereikia ką nors atleisti savo pačiam. Padarykite tai savo paties labui ir tegu šis rūkas įsisklaido. Jūs galite tai padaryti ir tai turi būtinai įvykti. Ir jūs turite pagalbinę priemonę, kad tai įvyktų. Tai jūsų tvirtas nusiteikimas, jūsų ketinimas. Šis čenelingas tai nuostabi labai šviesi žinia. Ir kai ką jūs galite padaryti tuoj pat. Tam nereikia ropštis stačiais laiptais, nereikia eiti kančios keliais. Tereikia pripažinti tai, kas jūs iš tikrųjų esate. Ir tai tiesa. Krajonas.